Pirmiausia, mes kalbėjome apie tai, kad matom galimybę bendradarbiauti Jungtinėje karalystėje, Baltijos valstybėms ir Šiaurės valstybėms šitam regione. Antras dalykas, mes sutarėm, kad reikėtų organizuoti praktinę Jungtinės karalystės ir Lietuvos verslo konferenciją, kurio pagrindinis aspektas būtų skiriamas energetikai, energetiniam saugumui, apie kurį mes irgi diskutavome ir dar šiandien diskutuosime pietų metu. Taip pat mes kalbėjome apie bendrus veiksmus Europos rytų kaiminystės politikoje. Kalbėjome apie situaciją Ukrainoje. Sutarėm, kad turime dirbti kartu ir toliau Ukrainos darbų grupė, kurią inicijavo Jungtinė karalystė. Sutarėm, kad reikia dirbti su Moldova, nepalikti Moldovos vienos ir jos reformatorių. Ir aš kaip supratau dabar ir ministras, ir kiti aukšti pareigūnai lankysis Moldovoje. Aš lankysiuosi Moldovoje 30 dieną rugsėjo, kur vyks Moldovos darbų grupės susitikimas. Taip pat kalbėjome apie tai, kad mes sutarėm į požiūrį mūsų sutampa į Gruzijos situaciją, kad Gruzijos teritorinis vientisumas ir nepriklausomybė turi būti gerbiama, turi būti atstatyta. Taip pat kalbėjome ir apie Baltarusiją, apie tai, kad Baltarusiją turim pritraukti kaip įmanoma arčiau Europos, žinant, neaukojant Europos vertybių. Tačiau intensyvesni kontaktai duos galimybę ir galėtų suteikti galimybę, kaip jau sakiau, atsiverti pačiai Baltarusijai į jai atsiveriančią Europą. Kalbėjome apie Lietuvos būsimą pirmininkavimą, aš pristačiau mūsų matymą, pirmininkavimą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje ir apie mūsų tokias pagrindinės kryptis. Kartu sutikom su tuo, kad artėjantis viršūnių susitikimas, kuris buvo nutartas surengti Astanoj dar šiais metais, gruodžio mėnesį, turi turėti turinį, tai neturėtų būti deklaratyvus, pompastiškas renginys be turinio. There is a very strong bilateral relationship between the United Kingdom and Lithuania, and I assured the Minister that the new government in the United Kingdom remains committed to strengthening that relationship further. The Prime Minister, David Cameron, regards it as a high priority to develop links between the United Kingdom and the Baltic and Nordic countries. He believes that there are policy ideas that we can fruitfully exchange with each other across a whole range of political issues. I want to encourage the trade and investment relationship between our two countries. We're working together in Afghanistan to defeat international terrorism and to accelerate the handover of security and political responsibilities to the government of Afghanistan, and we applaud the work that Special Representative Ušackas is doing there. We discussed the need to reform and modernise NATO, and we agreed on the need for an approach to Russia that welcomes cooperation with Moscow, but which is cautious and which is pragmatic in its approach to the Russian leadership, and which looks to a stout defence of our own interests and values as we develop that relationship. And we believe too that while the work of the Eastern Neighbourhood is valuable in its own right, it should also be a route, if that is what those countries choose, towards full membership of the European Union.